audė, kol užsnaudė. Ir susapnavo tokį sapną. Gyveno kartą senas, bet stiprus kalvis, garsėja savo auksinėmis rankomis ir gera širdimi. Vieną žvarbią žiemą, kai tamsa apgaubė žemę, o šaltis kaulus spaudė, žmonės prašė kalvio pagalbos. Norėjo, kad jis nukaltų saulę, kuri galėtų juos sušildyti. Kalvis nedvejojo, ėmė karštą geležį ir nukalė didingą saulę, skaisčią ir auksinę, ir padovanojo ją žmonėms. Visi ilgai džiaugiasi naująją šviesą, tačiau tamsiosios jėgos, negalėdamos pakęsti šilumos ir šviesos, sumanė ją pagrobti. Vidurvasarį, kai saulė švietė ryškiausiai, jos slapčia išnešė saulę, uždarydamos ją aukštame, šiurpiai tyliame bokšte, apsuptame juodžiausių debesų, ir saulė vis mažiau ir mažiau prasiskverbdavo į žemę. Nusiminęs kalvis pasikvietė savo ištikimiausią draugą Genį ir paprašė jo surasti pagrobtą saulę. Genys iškart sutiko leistis į pavojingą kelionę.
Pakeliui genys sutiko oželį kieme uždarytą. Kur keliauji, raibasis geny? Saulės vaduoti. Išleis mane ir aš kartu keliausiu. O kam tu man reikalingas? Aš pats saulę rasiu, mano akies žvilgsnis ją pamatys. Su mano snapu per mūrus joks bokštas neatsilaikys. Mano ragai dideli ir tvirti kaip akmuo, galėsiu tau padėti. Na gerai, oželi, keliaukime kartu. Keliaudami draugai priėjo tamsų mišką ir sutiko kiškį. Ko tu čia drebi, kiški trumpakoji? Ar tamsos išsigandai? Nieko aš nebijau, anei medžiotojų, anei jo šunų. Aš tik bandau sušilti, dėl to ir drebu. Tai gal nori su mumis keliauti, saulės vaduoti, jeigu nebijai? Žinoma, kad nebijau, vis šilčiau bus. Dabar keliauja genys, oželis didžiaragis ir kiškis trumpakojis. Ir jie sutinka lapę.
Gal lapės tai jau nekvieskim saulės vaduoti, ji nelabai draugiška. O kodėlgi ne? Lapė turi puikią uoslę ir gali praversti žvalgyboje. Ji čia visą mišką pažįsta. Nebijok, kiški, pasaugosim tave nuo lapės. Lapė lengvapėdė, ar keliausi su mumis saulės vaduoti? Žinoma, keliausiu. Kai miške taip tamsu, tai jokių pramogų nesimato. Vieni medžiotojai ir jų šunys. Aš jaučiu tą saulę iš tolo, kaip ir keptą vištelę. Na tai keliaukime visi kartu. Saulės vaduotojai keliaudami mišku sutiko vilką. Jo akys žibėjo kaip žibintai. Oho, koks keistas tipas. Kodėl tavo akys tokios šviesios? Ko tave geriau maty. Oi, pas karalių buvau ir knygą skaičiau. O kodėl tavo tokios ausis? Ko tave geriau girdį. Pas karalių buvau, visko karalius klausiau. Ką tu čia apie mano išvaizdą į save pasižiūrėjau? Kur keliaujate visi drauge? Saulės vaduoti. Paimkite ir mane, išgąsdinsiu tuos šešėlius. Nebijoju, kad saulė grįš iškart. Na tai keliauk kartu su mumis. Vilke, o kodėl tavo toks liežuvis ilgas? Pas karalių buvau, knygelę šito jau kalėda. Kam tavo vilkelė auselės stačios kalėda? Pas karalių buvau, vis karalius klausiau kalėda. Kam tavo vilkelė liežuvėlis ilgas kalėda? Pas karalių buvau, torilkėlą šluoščiau kalėda. Kam tavo vilkelė uodegėlė ilga kalėda? Pas karalių buvau, pakojėlių šlaviau kalėda. Kam tavo vilkelė kojelės greitos kalėda? Pas karalių buvau, lakštelius nešiojau kalėda. Keliaudami saulės vaduotojai sutiko mešką, kuri bandė įsiropšti į medį. Šilo meška, ar neturėtum snausti savo guolyje? Norėčiau, bet labai šalta pasidarė ir užkąsti užsimaniau, įlipsiu į medį, medučio pakopinėsiu. Kaip tu įlipsi? Čia nei kopėčių, nei šakų nėra. Aš ir be šakų įlipsiu, netrukdykit tik man. Geriau keliauk su mumis saulės vaduoti,
ir sušilsi, o gal ir užkasi. Geny, mielas, tik nenukris nuo medžio, aš stipriausia iš visų. Išdraskysiu bet kokią sieną, jei reikės, bet žinai, dar ir sausainių pakeliui norėčiau. Ką ji čia kalba apie sausainius, kai saulė dingusi? Aš pirmas pribėgsiu ir pažiūrėsiu, kas tą saulę pagrobė. Saulės vaduotojai sutiko elnę devyniaragį ir nustebo, kokie dideli jo ragai. Kam tau tokie dideli ragai reikalingi, tik liūna už šakų? Pasimsiu saulę į savo ragus ir nešiu ją atgal. Tada visi vėl matys šviesą, o mūsų žygis taps legenda.
keliavo, bet kai pasiekė tą paslaptingą, aukštą, šiurpiai tylų bokštą, apsuptą juodžiausių debesų, suprato, kad laukia tikras iššūkis. Genys iškart ėmė snapu kalenti į bokšto stogą. Meška kumščiais trenkė į sieną, ožys ragais trankė, vilkas ir lapė atidžiai sekė sprunkančių šešėlių judesius, o zuikis sprukčiojo iš vieno kampo į kitą. Galiausiai jie pamatė bokšto viršuje spindinčią saulę. Elnias išdidžiai priėjo, užsikėlė ją ant savo ragų, o saulė pradėjo skleisti šilumą ir šviesą. Grįžtant atgal kelias buvo lengvesnis, nes juos lydėjo saulės spinduliai. Genys pirmas nulėkė ir pranešė kalviui ir žmonėms, kad saulė išvaduota. Ir žmonės skleidė vieni kitiems šią džiugią naujieną. Elnias parnešė saulę į žmonių pasaulį, dienos pradėjo ilgėti. Staiga snaudalė prabudo ir išgirdo, kad atvažiuoja. Kas atvažiuoja? Atvažiuoja kalėdos.
čia